Ką, gerbėmėjai, norite sužinoti insight informaciją, kurios niekas nežino, kas būna kitą kartą? Parodysim varžtą, ar ne? Nu, Tomai, tai legendinė. Komentaruose galėsit parašyti, kur mes šitą varžtelį radom. Šitas varžtukas, va, to pažiūrėsit, tokio dydžio varžtukėlis. Ir atsiųs video, kaip jisai buvo. Jo, galėsim įdėti secret video, iš kur mes jį išprašėm. Tai va, komentaruose rašykit. Poršinis varžtas. Kur mes čia galėjom jį iškrapštyti. Dešius čia nerimauja, girdim mitingus reiškia. Žodžiu, šiandieną turime uždėtą rasporkę. Geras dalykas, manyčiau, ne Tomai? Neišta žiema, gera. Dabar laukiam variklių meistras, kad važiuotų su tempėju dar klausimą uždaryto, nes labai mūsų svarbus klausimas. Elektrikas padarė prailginimus. Nu, žodžiu, galbūt, kai bus tikrai daug laiko, galėsim tą prailginimą padaryti gražiai, taip kaip priklauso, bet, nu, žodžiu, ten reikia vežti mašiną, kad ją daryti, nu, žodžiu, ne visada taip gaunasi. Noriu pasidžiaugti, kad šiandieną, vat, gražiai apkliavom, nu ir atrodo dabar ledovai. Tikrai mašina atrodo kaulas. Tai va, žinokit, autosportas tai nėra lengvas dalykas. Autosportas tai yra, tikrai reikia stengtis, tikrai reikia dirbti ir... Tai va, gerai, žodžiu. Šiandien blotnikus dedam dabar. Paskutinę naktį pabūsim 24 valandas ir realiai viskas čia normaliai. Nu gerai, tvarkoj. Baig dar... Kurios pirmėlės priepaliai. Aš, kad taip moteris mylėtų mane, kaip tu myli. Geras, diščiukas, geras. Geras, seniai nesimatėm pisas 15 minučių. Jezus tu mano. Gerai, šunelį, geras. Pasirengimas vyksta neblogai. Vadžiu, paskutiniai štrichai. Dar čia tikrai nebaigta, bet jau link to judom. Bandysim dabar užvesti, kaitinti, žiūrėti, ar veikia daviklis. Sėdynės yra įdėtos, o kaip gražiai su ratais atrodo. Iš tiesų jau mašina įgyja labai tokią elegantišką, gražų vaizdą. Dabar čia liko tik dasimuošti. Keliauju į Kelmę. Tai vat, į džiugu, kad Porsche yra iš galo važiuoja. Ir didžią dalį darbelių pasidarėm, nudžiugino geresnė trauka negu prieš tai buvusi. Tai vis dėlto pasiteisino kai kurie sprendimai. Tai sprendimas buvo nei čia paslaptis, nei ką. Pakeitėme į kitą kolektorių. Tiesiog gavosi juokinga situacija, mes turėjom iš pradžių įdėti, bet ne tą įdėjo ir mes uždėjom kitą kolektorių, kuris turėjo būti. Tai, bet anyway, gerai, kas gerai baigėsi. Tikiuosi, kad mašina laikys. Ir važiuojam susirašymus. Vėl dirbsim su meistru Šifu, tai gerbiamas ralio treneris Justas Simaška prisijungs prie mūsų. Daug aptarnėsim, daug darysim ir bus tada matyti. Tai ką, stebėkit, palaikykit ir tikiuosi bus geros naujienos. Būti zuikė. Vėluojat. Jo, sorry, bet mašiną paruošto. Tai greitai šitą numetu ir lekiam. Filmuok, aš, sugučiu. Paršiukas. Gera nuveikėlė. Čia paėmė pailas, nutarė gera. Čiupas. Važiuosim. Paršiukas. Sakė paruoštas. Ant kiek geriau tapo, kai uždėjom ratus, ne? Belė, kaip. Atrodo, kaip tavo greičiai juos? Nebe aliuminiai. Kaip čia duslerkė padaryta. Ai. Kiek geriau viskas tapo. Nu, šiaip dugno apsaugas, šiame dar nanotechnologijų išradom visokių tokių. Neklaus geriau. Vėluojam su grafiku, bet pasirysim. Nes, nu, kaip kitaip mes. Ivanulė moka. Ivanulė visur spėja. Tai ir dabar visur spėsim, viską susirašysim. Vakarienė jau nupirkta. Ir spausim. Aišku, pagal kelių eismo taisyklės. Be baudų šį kartą reikia.
praeitą kartą biškai prisižaidėm. Vakaro programą su Justu Montvydu ir Kasparu. Tikrinamės valandų po 11:15. Tikimės baigti iki kada nors, ne? Aš tai dar gyvas, nežinau kaip jie. Aš tai gyvas. Gyvas. Tik laikykis rytoj ryte. Tik 3 ruožai. Greitai čia mes op ir mėgot. Padarysi man jūs tai pėdų masažą, kad galėtų gazą po to geriau spausti. Pamaitinsiu aš tai. O. Labas rytas, grožiai ir geisme. Piertai jūs. Vat, gražiai pas mūsų rytukas prasidėjo. Šiandien su Kasparu be mankštos, ar ne? Kol kas. Tai gerai. Susirašymą bus. Padarysim mankštelę, atsibūsim. Kuo smagus ralio rytai, kad visada kažkur mėgam tokiuose fainos vietose, sodybėlėse ir labai gerai. Visio. Eik ruošpų. Skubėk, vėluoja jau užsirašę. Labas rytas. Kaip ir matot, kiekvienas, pavadinkim pirmas, čia nežinau, šiandien jau gaunasi antra ralio diena. Vlogas prasideda ryte nuo ištinusių veidų. Tai tik atsikėlėm, labai faino vietų šįkart mėgam. Tai važiuosim į susirašymus. Visas 6 valandas pamėgojau. Dar vieną vietą reikia patobulėti, reikia biškelį anksčiau atvažiuoti į trasą, pasitikrinti ir eiti mėgoti, kad būtų daugiau miego. Bet nuotaikos geros. Dėdė Kasparas. Labas rytas, ponas Dėdė Kasparas. Labą rytą. Tai va, su šito išdykeliu lekiam į trasą susirašinėti. Bet jau viskas gerai. Dar lengvas šlakelis kavos, vandens ir lekiam. Tai va, tai žodžiu, po to parodysim, kaip ten sekėsi susirašymuose. Gavau užduotį pervaryti Porsche į technikinę. Čia aptarnauja SRT šiais metais Kelmėje. Ant dvojų nebūtų labai jauku čia laikyti pasirėmus. Mūsų moksleivis. Pradedame šį rytą susirašymus. Nu, važiuojame trasą. Palijo, gerai, dulkių nebus. Ir dabar taip apsiniauti, susirašinėjom. Va tai, žodžiu, neturiu ką pasakyti. Daugiau negu pusę ruožų jau susirašėm su Kasparu. Važiuodami per kaimą pamatėm labai svarbų skelbimą. Vištos ir vištaitės. Trečiadienis bus, broleriai iki 3 savaičių. Tai užsukit, nes, manau, ilgai nevažinės. Naminės. Naminės. Kažkas norite tokios geros mėsos, naminės, prašom. Trečiadienį 16:10, broileriai, triušiai ir dar kombintų parašų bus. Nu, žiūrim. Mūsų bičiai stovi Gedartos palapinė. Čia stovi ponas Arturas. Arturai. Salam aleikum, brat. Aha, mūsų mylimas Tomas. Tomai, pavalgęs, o, kokie gražūs tavo marškinėliai, Tomytė. Zdaros, mylimbai. Mes antrus turim, ne? Ne. Gerai. Ir nežinau, ar diskai tiks, nes netokią nesąmonę padarė jisai iš viso. Turime maksimalų pasirengimą, žodžiu, liko iki starto kažkokiu geras pusvalandis. Kasparas dar užsiema dailės būrelio namų darbais, o aš krausiu kamerą, mašinėlę matot, spindi, gražiai atrodo. Šiandieną jau bandysim spustelti gazo iš jos. Ir tada bus matyti, ką mes čia galėsim su jie gero parodyti. O aš manau, kad mes parodysim ganėtinai gerą tempą. Tokį optimistiškai. Ir svarbiausia, reikia su širdim važiuoti. Tai va, tai žodžiu, kraunu kamerą į vidų. Nu ir ką, laukite onboardų ir mes trasui. Norime tie, kurie palaiko, visada mojuokit ir kad jaustųsi iš išorės, kad tikrai sirgaliai. Tai va, tai žodžiu, trasun. Nebedaug beliko, kažkokia ramybė pas mus.
Ekipažė. Seniukai, dar startas. Taip. Startuosim. Ne, redėk, tu čia man. Karočią. 5, 4, 3, 2, 1. Startas. 100. Dešinys 1 plius. 30. Kairys 1 plius. 100. Kairys 1 per trampliną. 100. Kairys 1 per trampliną. 120. Kairys 1 eina. Atsargiai. Gerai. Dešinys 2 plius per trampliną ilgas. Kairys 2 vidum. 40. Kairys 4. Ilgas vidum. Tramplinas 120. Dešinys 200. Dešinys 2. Finish. Kažkur eina, kažkur kažkokia. Kažkas. 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 Gerai, tebuvo slėgis. Geras. Stabdžiai biškelį įdomiai porą kartų veikia. Nu žiūrėjau, nes vienu momentu tai pradėjom užrūkom. Aš galvoju, kad tiesiog džiūna duslintuvas, bet pažiūrėsim. Eik tu kaip Poršos traukia. Nu, va, kaip ir seniai lūpėmės. O kas per garsas? Nežinau, kaip ir gerai. Gerai. Sugeda šitas. Gerai, pavažiuok vis tiek tada iš čia. Kažkas trinasi tikriausiai. Davai pažiūrim, kas trinasi. Galim. Pirmas greičio ruožas buvo su defektu. Žodžiu, sulūžo ventikas. Ir gale ruožo pradėjom kaisti, jau pradėjo garaiti, pradėjo virti variklis. Tai pirmą greičio ruožą kažkaip taip įsiveikėm. Iš 2 ventiliatorių vienas sugedo, tai gerai, kad yra 2. Tai žodžiu, vienas tiesiog subirėjo. Žodžiu, dabar antram duopį negalim spausti gazo, kadangi bijom, kad užkaisim. Tai nežinau, bandysim dabar gaudyti tokį aukso viduriuką, kiek galima, kad tas vienas ventikas mūsų taušintų. Buvom pasiėmę vandens atsigerti, tai dabar liksim negėrę vandens, bet bent jau važiuosim su sistemai. Tai sistemas kol kas negaliu norinti, kažkaip bandysim šiandien ramiau, bet kito. Bet geros žinios, kad pirmam duopelį, kol nekaitom, važiavo Poršas pėsnė. Tai žodžiu, ledo šokoladas mašina lėkė, tai iš tiesų tikrai galingai, tai va tai žodžiu teisumais. Ronė, o žiūrėk šį kartą geriau. Neliūnė? 3 duopeliai veikti. Nu ką, sakyk. Nu tai ką, pirmas gražiai, Jo, tai antras dėja avarinių režimų, trečias avarinį techniškai lėčiau, bet techniškai pravažiavom, tai visai gerai. Žodžiu taip, spaust negaliu, kadangi važiuojam aukštesnių bėgių visada, nu, ta prasme 4, bet tada yra labai daug galimybių važiuoti techniškai, tai žodžiu... Nieko, rytoj susitvarko problemas, servizą turim pakankamai. Jo, turim, radom ventiką, laukiam mechanikas servizę ir pakeisim ventiką, kad galėtume rytoj važiuoti. Miesto ruožė gal kažko ypatingo nerodysim, nes galima viską pralošti ir asfaltas ir miškelis labai slidus. Tai gal ir pralošim luotų laiką, gal ir laimėsim, pamatysim. Ne, čia dabar mums visa diena yra rytojus. Jo, kadangi mes dabar lėkt negalim, tai mes važiuosim techniškai. Tai taip. į miestą važiuosim techniškai ir biškė, šiaip iš tiesų biškė pavėso, tai teoriškai turėtų biškė oras bus šaltesnis, gal geriau užšinsis. Teoriškai. O praktiškai nežinau. Nieko, nebekaistam, spausim. Šiaip iš tiesų, davai.
Melė, žiūrėk, priekinis ratas šitas tiesus, o galinis yra sukrytęs. Kažkas arba linko, arba tas, jisai sukrytęs yra į vidų. Anas ratas, tas pats, man atrodo, jie abudu sukrito, kažkas šiandien gerai, reikia su reguliavimu žiūrėti, kažkas jo šiandien sukrenta jie į priekį. Čia galbūt tas pats traversas, reikia galvoti, kodėl jie krenta, matai, va, dabar matai, matosi labai aiškiai, vizualiai, šitas iš vis. Mes ten porą kartų pašokom, bet tai neturi būti. Ir reikės pažiūrėti, kas yra su keleivio amortiku, nes ten garsas yra. Čia ventiko irgi nespėsim pakeisti, ventikas tiesiog netilpa fiziškai tenais, kur yra. O stabilininką metam von ir bandysim važiuoti su paprasta pakaba. Išlūžo iš visą galinę pakabą. Nežinom kur, gal kažkokio smūgio vieną užteko. Bet, tai tokio mažo smūgio, net nešokant per trampliną, tai neturi būti. Žodžiu, blogai. Važiuosim kažkaip taip. Ventiko nepadarėm, nesigavo. Dabar jau yra kiekviena. Viena, startas, 70, kairys 2 plius pjauti. Aha, 120, kairys 5. Čia. Ale iš kairės, iš priekio ten bus. Va, salelė. Va. 60, dešinys 5 nekirsti. 30, kairys 3. Eiktų na efekt. 30, dešinys 1, 60, kairys 2, plius 50, dešinys. Žodžiu, mašiną palikom park ferme. Žodžiu, Su nuotykiais visą laiką. Kausimės iki galo. Tik pasakysiu vieną dalyką. Jau kai nebegalėsim važiuoti, dar reiškia nebegalėsim. O, žodžiu, yra ventiliatorius pasirodo buvo maža problema. Tai einam šiandien ilsėtis, nežinau, noriu labai pamiegoti kažkiek, kad rytoj dar kažkiek būčiau gyvas. Ieškosiu mažo ventiliatoriuką, kuris tilptų, kad būtų kūdas ir galingas. Čia galbūt kokio, nežinau, kas turite kelmėje, parašykit man asmenį žinutę, labai reikia, dabar visais kanalais ieškosiu. Metrų? 30 kairys 3 lėtas ir dešinys 1. Jau jokių 3 čia. Tai yra kairys 4 lėtas. Gerai. Šiandien turime mes antrą ralio dieną. Realiai jinai jau yra trečia. Mums trečia, bet šiandien laukia daug kilometrų. Einam ant savos. Teks nemažai padirbėti. Žodžiu, taip yra. Vakar turėjom nuotykį. Prisipažinsiu. Žodžiu, išlindo viena vieta, kurios mes negalvojom, kad išlis. Ir aš gal tyliai širdį tikėjausi, kad tai neišlis. Tai galinis tarcionas. Tai žodžiu, tas tarcionas, matomai yra silpna vieta, jį reikia iš esmės stiprinti, nes mes net neturėjome kažkokio didelio džempo ar kažkur išmetimo ir ten įsiskaitė galinė pakaba. Tai žodžiu, dabar mes bandome nanotechnologijas, bet dar kita problema, kad galbūt tas ir, prisipažinsiu irgi, nusimanimas torcionuose silpnokas. Retas dalykas, jau daugelį metų mažai kas jį naudoja. Tai va dabar tą torcioną mes bandysim prikelti ir padaryti mums taip, kad jis veiktų taip, kaip reikia. Tai žodžiu, gal testukų trūko, galbūt to, bet viską darom pagal mūsų galimybės. Čia ryte dar pasižiūrėjom dopelius ir ką šiandien važiuosim? Važiuosim, ne pilnu tempu, bet toks tas ralis. Gaila, žinai, kad iš tiesų labai norėjom pilnu tempu, nes mes pilnu tempu pirmą dopą šovėm, tai širdis dainavo. O dabar žinom, kad negalės dainuoti. Dar teks padirbėti su Porsche, o tada tikėkimės, kad bus lėtas. Jo, tie heiteriai, kurie sako, kad galima viską pasidaryti, duokit pinigų padarysim. Greitai, dar greičiau negu jūs galvojate. Labą dieną. Mato jas iš kitos pusės ir. Kaip sekas? Kaip sekas? Gerai, apart to, kad įsikrauna gumas. Jo, matom. Matėm.
Tai laikrodį teks statyti. Pabandysim pakeisti mašiną per pertrauką. Dėkui. Tramplinas 60. Kairys 3 per trampliną vidum. 60, kairys 3 per trampliną vidum. Finišas. Bachūriškai sėdė finišavo. Gerai. Blemba, kaip ten ta duobė ir 2 mašinos stovim. Bet gerai, kad mes ten nusigesinom. Taip, nes aš taip žiūriu, eik tu nafik, tai čia radiatorių realiai, jeigu taip gerai atskridus. Gerai suvažiavam palyginus. Gerai. Ta prasme, su tokiu tempuku, žinai, nekaitom. Tai ir puiku. Tai gali ir išjungti tą, jeigu čia, žinai, kažką ten labai. Žala. Kas buvo? Ant nulinio, ant nuo 9 laipsnių. Rollover. Bet tai Rally finish. nepanašu, kad buvo. Mes kaistam su vienu vientiku, bet gerai, suvažiavam. Neblogas laikas, pažiūrėk. Normaliai bus. Normaliai bus. Normaliai. Gerai, Kaip važiavam. mums gerai. Davai. Rolloveris, priekiu jie čia kažkaip. Oi, priekis yra. Eik, tu žiūrėk, stovi. Pizda. Bus kaip, ne? Įdopas geras. Kasparai, ką tu man žiūri? Facebook'e. A ką, laukiam. Jo, liko dar. Kas nutiko, kaip tu manai, kas nutiko ventikui? Pasakė irgi sudė, paskutiniam ventikas. Manau, bus su laidais. Mano statymas toksai. Aš irgi galvoju kažkur. Nes čia biškai jau pačytinam, matėm, kad nekliūna. Tai galbūt su laidais, pažiūrėsim saugiklis. A jeigu nesaugiklį, iš karto keičiam į naują ir nemato problemų. Jo. Taip, gerbimieji, liko nei daug, nei mažai, 4 duopeliai. Važiuosim. Turim planą, kaip reikia važiuoti. Nemanau, kad mes atleisim gazą į visai, bet viskas priklausys nuo variklio kaitimo. Kaista variklis, tapkė pačion. Jeigu taip jau nutiks, tai saugosim techniką, nes, iš tiesų, tokio variklio antrašių nebegausiu. Tai va, žodžiu, važiuojam. Nu ką, pabaiga, išsiminėjom GPS-ą, panašu, kad būsime antri, išgyvenam, su kalno nuotikius, su viskuo, be ventikų, po to ir stabdžiai, ir tas, ką neskaičiuokim čia, kaip sakant, kas buvo dabar, užrašykime į praeitį, gyvenimiškas pamokas, bet, žinokit, technika čia, žinokit, čia lyga, čia nešpokam špigas rodyt, ne? Tikrai taip. Svarbu finišas. Pavargę esame, aš jau realiai toks jau dabar jaučiu. Bet svarbu žodžius finišavom. Tai, gerbimieji, tie, kurie stebėt, parašykit komentariuką ir... Opa, gerai čia gavosi viskas. Tai žodžiu, iki sekančių ir, kaip sakant, pasidalysim toliau naujienomis. Kitas važiavo Porsche automobiliu. Gediminai, Kasparai irgi perspėjo dėl viršutinio laiptelio. Galite iš karto šokti, aišku, nuo pačios ant mūsų scenos. Nu ir toks geras derinys Porsche'as, vienam šone Golfukas, kitam, o per viduriuką stoja Dovilas Čiutelė ir Donatas Vicevičius su Vastu 105 VFTS. Bet man atrodo, Dovilas su Donatu į Golfuką ir netilptų. Ai, Porsche tai juo labiau. Kam jie tauri? Dovilas sakė, aš jau galiu ir nelaimėti, aš jau tiek visko gyvenime laimėjęs, kad Dovilas Čiutelė, Donatas Vicevičius, Gediminas Ivanauskas, Kasparas Vitas, Alfonsas Žiūkas ir Marius Žiūkas. Jei iš tuos 2 metrus iki scenos krašto, tai galite paeiti, žinoti.
Aš priminsiu, kad tai yra Lietuvos automobilių ralio čempionato antrasis etapas. Apie trečią mes dar irgi turėsim progos pakalbėti. Dabar 9 įskaitą. Savaitės pabaiga ir Tomas linksmesnis. Ne dėl to, kad darbų daug pasidarėm, kad savaitės pabaiga atėjo.